Sveiki, su jumis Aldona, kuri jau 10-metį eina sąmoningumo keliu ir dalinasi su jumis, kas padeda jaustis ir gyventi geriau ir turėti artimą ryšį su savo vaikais. Taigi, šiandieną mes keliausime 11 praktikoj iš dr. Šefali tėvystės žemėlapio nuostabi transformuojanti knyga ir ypač jos praktikos. Ir šiandieną išduosiu paslaptį, išmoksime ne tik tai, kaip tapti dar artimesniais savo vaikams, bet išmoksime nerealaus įgūdžio, tai yra savireguliacijos įgūdžio. Nerealus dalykas, taip kaip mums jo trūko visą mūsų tą praeitą nueitą gyvenimą, tam, kad mes turėtume tą gilų artimą ryšį tiek su savimi, tiek su vaikais, tiek su kitais. Pamatysi tuoj, kaip jis atrodo, ką reikės daryti ir kas iš to. Tai kitaip aš jį vadinsiu dar visoj temoj, dr. Šefali vadina vidiniu vaiku. Bet iš tikrųjų tai yra jausmas. Aš jį vadinsiu jausmu ir dar kitaip tai yra įgūdis. Angliškai skills, ne? Įgūdis tai yra taip, kaip mes įgundame vairuoti automobilį, mes įgundame valytis dantis, mes įgundame skaityti, rašyti. Tai yra tiesiog įgūdis. Ne, skaičiuoti galvoje formulės visokias, tai yra tiesiog įgūdis ir mums būtent šiais neramumų pilnais laikais ir trūksta šito įgūdžio, kad patys save sureguliuotume, išlikti savyje, savo ašyje, savo žinojime, savo tiesoje, savo ištvermėje, kad ir kas aplinkui bevyktų. Tai šiandien, aišku, liečiam tą temą vaikus, kad ir kokie vaikai bebūtų, kokius konfliktus mums bekeltų, kad mes gebėtume išlikti tuo nepajudinamu kalnu. Ir noriu pradėti nuo nerealaus suvokimo. Dar priminsiu, kad, kaip jau ir minėjau, kodėl mūsų vaikai ir mes patys ir artimieji ir kiti žmonės nesielgia taip, kaip mes norėtume, kad jie elgtųsi. Tai yra dėl 3 priežasčių. Tiesiog jiems trūksta žinių, tiesiog jiems trūksta patirties ir tiesiog jiems trūksta įgūdžių. Tai šiandien gausim visus 3. Labai rekomenduoju pasidalinti ir su savo artimaisiais ir padaryti šią 11 praktiką. Ji visam gyvenimui mums išeiti iš išgąsčio būsenos, iš tos baimės būsenos, iš nesaugumo, iš aš nematomos būsenos, aš nevertinamas būsenos į išmintį, tą gilę, tylę, stiprią, bet mylinčią išmintį. Aš jau visa net pašvilpus, ant kiek tai yra gilu, ant kiek tai yra stipru, tikiuosi ir jūs taip jaučiatės. Ir pradedam nuo to, kad iš tikrųjų, kas išlaisvins koksai mąstymas mumis, kad kai gimė mūsų vaikas, kai gimė vaikas, ne, jisai nusprendė ateiti per mus į šį pasaulį, tai jis pradėjo savo gyvenimą nuo nulio, ne, augti. Visiškai tuščias, baltas lapas ir po to viską mokinasi. Tai mes, tėvai, lygiai taip pat pradėjome savo tėčio, mamos rolę nuo nulio, nes mes jais niekada juk jais nebuvome. Tai mes lygiai taip pat, kaip šis kūdikis naujas atėjęs į pasaulį, mes naujai tapę tėvais. Tai yra nuostabi kelionė, kaip vaikas auga ir keliauja savo keliu, savo linijoje, taip mes kaip tėvai nuo nulio keliaujame per visas tas vaiko stadijas, vaikystė, paauglystė, suaugęs, mes keliaujam lygiai taip pat kaip vaikas, mes augame lygiai taip pat kaip vaikas, kaip tėčio ir mamos rolėje. Tad negali čia būti jokios kaltės, jokios gėdos, jokios
jokio teisimo savęs, nes mes lygiai taip pat mokinamės. Tai tiesiog ši mintis iš tikrųjų labai labai išlaisvina ir jeigu jaučiamės su tokiu mąstymu gerai, tada mes jį ir pasiliekam. Taip? Tai kodėl turime trečiąjį balsą? Tai šiandieną va būtent apie tai, kad mes jaučiame, kad turime kažką tai viduj. Tai kaip jūs jį pavadinsit, tai yra jau kaip jūs vadinat, trečiasis balsas. Daktarė Šefalė dar vadina trečia akim. Aš tai vadinu iš tikrųjų savireguliacijos įgūdžių arba jausmu. Kodėl mes turime va būtent tą jausmą, ne, kad, yra kažkas kitaip negu, aš jaučiu, kad yra visai kitaip. Todėl, kad mūsų tėvai, kai mūsų augino, jie nemokėjo mūsų sąmoningai auginti, turėjo trūkumų priimti mus tokius, kokie mes iš tikrųjų esame. Ne? Nes turėjome paklusti, kaip ir jie turėjo paklusti tam tikrom taisyklėm, taip ir augindami mus, vertė mus paklusti tam tikrom taisyklėm. Bet kai tik bandydavom būti autentiškai savimi, iš to tikrojo jausmo savojo, sulaukdavome atstumimo, nepriėmimo, nes taip juk nedėra, tai netinka pagal visuomenės taisyklės, pagal taip, kaip jie buvo auginami. Ir iš vis net dabar girdėjau naujausius tyrimus, kad mes auginame dabar iš visiškai naujos kartos vaikus, kurios ta karta, mes jos nežinom iš vis, kas iš jos būna. Kaip anksčiau mes žinojom, kad augindavo ūkininkai savo vaikus ir perimdavo ūkį ir taip toliau ir viskas buvo aišku. Arba medžioklė, ne? O dabar yra viskas neaišku, todėl mums tenka tiesiog kartu su jais augti ir mokytis, nieko daugiau nebelieka. Taip kad pradedame mąstymą keisti ne kad jie turi išmokti iš mūsų, bet kad mes mokinamės iš jų ir pamatysim, kodėl tai mums naudinga, ne? O todėl, kad nejaustume daugiau to jausmo, ne aš nepriimtas, aš nevertinamas, aš nematomas, aš nereikalingas, aš išgąsdintas, ne, aš nesuprastas. Taip, tai todėl mes, kai mūsų augino, mūsų tiesiog va taip nepriėmė iš tikrųjų mūsų jausmų, kurie buvo iš tikrųjų. Atsimena 10 temoj, mes mokinomės, kas yra tikrieji jausmai ir kas yra emocinės reakcijos. Jei neatsimena, trumpai priminsiu, kad mūsų emocinės reakcijas tai tos, kur kūnas, mūsų netgi kūnas pasikeičia, įvyksta kažkoks pasikeitimas kūne ir mes pradedam sproginėti. Tai yra tiesiog emocijos. Puch, 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 visada, ne? Kaip sproginėjam? Atsimenate iš praeitų temų, kaip sproginėjam? Sproginėti galime arba pykčiu ir kontrolė ir vadovavimu, ne? Arba antras, kad yra tas emocinė antra reakcija, kad yra kad viską noriu sutvarkyti, kad tik tai viskas užsiglaistytų ir noriu įtikti. Trečia yra, kad emocinė reakcija, kad padarysiu viską, kad tik tais atrodyčiau gerai. Ketvirta reakcija yra susiparalyžuojam ir kaip mano didelės akys tai pasirodo, susiparalyžuoja, sustingsti ir tarsi niekas niekur nevyksta ir stengiasi išvengti. Ir kaip penkta reakcija yra tai, kad tiesiog bėgu, man visiškai vienodai kaip čia yra, man yra tiesiog aš noriu tiesiog pasitraukti iš čia, nes man visiškai vienodai, ne, noriu išvengti visko irgi to. Ir va šitas mūsų elgesys ir yra būtent, slepia būtent mūsų tikruosius jausmus. Ir mums šiandieną, va ką mes išmoksim šiandieną, kad mes išmoksim reguliuoti savo šitas emocinės reakcijas,
atpažinus tikruosius jausmus, patys susitvarkysime ir tada galėsime veikti į pasaulį labai paprastai. Tiesiog į savo troškimus, į savo norus galėsime veikti labai paprastai. Kaip? Arba problema sprendimas, arba emocinis visas išsisakymas jausmų, jausminė tema, arba trečia tiesiog nuomonių pasidalinimas. Tai yra tiesiog komunikacijos, trys komunikacijos būdai. Ir va taip ir gimsta paprasti tiesiog rezultatai. Bet čia ne apie tai. Keliaujam toliau. Gerai, pradėsiu pirmiausia nuo situacijos ir po to ją rutulėsiu toliau ir pažiūrėsime netgi vaizdžiai paveiksliukus, kaip tai atrodo. Tai pavyzdžiui, kad būtų aišku, kas yra ta mūsų emocinė reakcija, kas vyksta mumyse, kas yra ta emocinė reakcija ir kas yra tas mūsų jausmas, ne? Kaip atpažinti. Pavyzdžiui, užvakar, man atrodo, ne? Prieš tai naktį buvo, kad mano vaikas ilgai žiūrėjo telefoną, mes miegojom, tėtis atsibudo, pamatė, kad ilgai žiūri, nuėjo pasakė, kad padėtų ir jau netgi naktį man buvo mintis, kad wow, kažkaip ilgai žiūri, negerai, jau jausmas sukilo nerimo, bet naktį toliau savo miegu, prabundu ryte jau su nerimo jausmu, nors aš jo ne taip pradėjau gal. Prabundu ryte, iš karto mintys, reikia paimti telefoną. Reikia prieš išeina iš darbo, reikia paimti telefoną, kad kuo mažiau žiūrėtų. Ir prasidėjo mintis ir prabudo vyras ir sako, reikia paimti telefoną, kad kuo mažiau žiūrėtų. Ir vyras sako, reikėtų pasikalbėti. Ir toliau verda mano emocinė reakcija, verda mano mintis, kad gali būti blogai, kai daug prisiskaitai, žinai, kad gali ir dėmesio trūkti, gali ir būti ir depresijos užeiti. Visos tos mintys man pradėjo suktis mano galvoj. Ir net laikius visų tų minčių, aš tiesiog nuėjau į kambarį ir paėmiau jos telefoną. Nešiausi į kitą kambarį, jau kai nešiausi su savim telefoną, jau jaučiau, kad aš po truputį atslūgstu ir galvoju, kur jį padėti. Ir dedu į vieną vietą, lyg ir jaučiu, kad kažkaip negerai, dedu į kitą, na taip ir palieku. Išleikstu į darbą, tai atsitraukiu nuo situacijos ir visą laiką jaučiu, kad kažkas ne taip. Ir tada, aišku, prasisuka dar emocinės reakcijos kaip kaltės, kaip gėdos, kad šitaip darau, kad nepasikalbu. Paskui ateina dar ir išmintis, kad reikėjo iš tikrųjų vyrą girdėti, nes jisai sakė neimti. Paskui pagalvoju, kokia aš mama, kad aš taip paslapčia paimu, kad nepasikalbu. Ir visa tai verda mano viduje. Visa tai verda mano iš tikrųjų galvoje, o jausmas yra, kad kažkas ne taip. Kažkas čia yra ne taip. Ne? Tai va taip mes gyvenam kiekvienoj situacijoje, ypatingai su vaikais. Ne? Kažkas įvyksta kažkokia situacija, pradedam mes sukti savo mintis, tos mintys sukelia mūsų kūne netgi reakcijas, tai arba pulti, bėgti, ne, arba kažkas drebėti pradedam, arba išraudonuoti. Ir va taip atrodo mūsų emocinės reakcijos, dar kitaip vadinamos ego. Ne? Keliaujam toliau, pažiūrėsim, kas iš tikrųjų vyksta toliau. Mūsų vaikams, kada mūsų vaikams nesiseka? Kai mes, kaip tėvai, lendame į jų gyvenimo liniją. Atsimenat, mokinomės tai 8 lygtai temai. Kai vaikas užauga nuo 0, ir jisai eina 10, 20, 30, 40 ir kyla savo linijoje. Ne? Aišku, mes jį iš pradžių laikome, kol jis visiškai kūdikis, o po to jau jis visiškai yra pilnas tiesiog eiti savo keliu. Bet dauguma mes tėvai, turėdami savyje va to tokio daug nerimo, ir daug tų emocinių reakcijų, bandome viską sukontroliuoti ir įlendame į vaiko liniją ir bandome ten parodyti, kokiu keliu jis bando eiti. Taip, tai
Taip mes darome iš savo emocinės reakcijos ir iš savo ego. Taip, po kuriais slepiasi iš tikrųjų mūsų tikrieji jausmai. Ai, bus smagu. Tai, taip, ir kadangi mes emocionuojame, todėl ir mums labai sunku žiūrėti, ir kai mūsų vaikai emocionuoja, du emocionuojantys ir gaunasi didžiulis konfliktas. Ir vien tik dėl to, kad mes nesuprantame, kas vyksta su mumis. Kai suprasim, kas vyksta su mumis pačiais, suprasim ir tuo metu, kas vyksta su mūsų vaikais. Taip? Tai mūsų visų šitų emocinių reakcijų, tų minčių gausos, to kūno susispaudimo arba tos kovos būsenos arba sustingimo arba dar man krūtinės užspaudimo, visa šitų viena misija, ego dar vadinama kitaip, ne, vienintelė misija yra apsaugoti save bet kokią kainą ir nesvarbu, kad tai žalos vaikus ar aplinkinius mus esančius. Ne? Tai visom šitom emociniam reakcijom, šitom visom mintim mes bandome apsaugoti patį save, kas mūsų viduje. Einam toliau. Ne? Kaip tai atrodo? Pavyzdžiui, žiūrėkit. Rodysiu, taip. Pirmas paveiksliukas, ne? Matom. Kaip tai atrodo pas tą, kuris yra kovotojas, ne? Tai viduje pas mumis yra tas jausmas, kad kažkas negerai ir man baisu. Bet įsijungia, kaip sakiau, mano reakcijų, kad reik paimti telefoną. Įsijungia mūsų iš karto reakcija, kad apsaugotų tą, kad kažkas ten viduje negerai yra. Ir tada sako, kad jie yra neteisūs, man reikia sukontroliuoti ir aš žinau, aš esu teisi, aš žinau, kaip turi būti. Įsijungia šitas, ir einam šitas emocijos reakcijos daryti. Tvarkytojas irgi jaučia, kad bijo, kad kažkas, kad nieko blogo nenutiktų. Ir tada sako, aš esu neteisi, reikia dabar sustabdyti, kad tik tais jie manęs neatstumtų ir aš pabandysiu jiems visai įtikti. Ir tada, kaip paveiksliukas atrodo, kai yra apsimetėlė, oi, viduje jaučia, kad man baisu, bet jinai sako, oi, negali būti netiesa, man reikia pažiūrėti, man reikia sutvarkyti, kad tik tais kiti man reikia sutvarkyti, kad kiti matytų, kad aš teisi. Sustingėlis. Nezūmenis, matau. Aš esu įkėlus juos į Facebooką ir po to pasižiūrėkite, ne, jeigu norėsite atsisiųsti, tai parašykit man. Ir sustingėlis atrodo štai taip, sustingsta tiesiog, ne? Tai jisai irgi jaučia, kad kažkas negerai, kad bijo ir tada aš jaučiuosi geriau aš būsiu suparalyžiuotas, kad tik tais išvengčiau tų visų konfliktų. Ir tas, kuris yra bėgikas, aišku, kad sako, jaučia, kad viduje yra nevertas ir tada pasirenka iš tikrųjų tiesiog, man yra nesvarbu, man yra viskas nesvarbu, man visiškai nerūpi, kad esu neteisus, vos neatsikniskite, ne? Tai ką dabar daryti? Ne, dar nepriėjom prie pačios, žinokit, kulminacijos. Ką dabar daryti? Atsimenat, kad kažką jaučiam ir tada jaučiam, kad vyksta sprogimas dažniausiai tai vyksta mūsų, arba kūno išraiškose, arba aišku minčių gausoje. Ne? Tai ką daryti? Ja, tai žiūrim. Čia lietuviškai užsirašėm. Aha, priėjom jau tada Šefali veda prie šito ir ką daryti, žingsniai yra jau apie trečiąjį. Gerai. Taip, tai va šitie, žiūrėkit, tai šita mūsų emocinė reakcija, tos kūno cheminės irgi įvykstančios reakcijos, turi iš tikrųjų viršininką, darbdavį, ne, dar kitaip bosą. Ir tos emocinės mūsų reakcijos, jos neveikia vienos.
tai va, kaip ir šituose visuose paveikslėliuose, tai yra tai, kad mūsų emocinės reakcijos, mūsų ego turi viršininką, tai yra tikrąjį jausmą. Bent jau aš taip suvokiu ir aš taip jaučiu ir aš taip pavadinsiu bent jau. Daktarė Šefalė vadina vidiniu vaiku. Taip galima sakyti vidinis vaikas, kuris buvo vaikystėje negavęs to, ko jam iš tikrųjų reikėjo, tai saugumo, kad yra svarbus, kad yra matomas, kad yra vertinamas ir kad yra priimtas toks, koks iš tikrųjų yra, o ne tokio, kokio nori tėvai, kad jisai būtų. Ne? Tai galim vadinti tikruoju jausmu, galime vadinti vidiniu vaiku arba galime vadinti įgūdžiu. Aš vartosiu visus 3 žodžius, jūs pasirinkit, kuris jums artimiausias. Ne? Taigi mūsų šitos emocinės reakcijos, kad aiškiau būtų, gal iškart parodysiu, kaip tai atrodo, žiūrėkite. Mūsų galvoje, mūsų viduje, mūsų sistemoje visoje vyksta 3 pokalbiai. Matot? Va čia va, vidinis vaikas tai yra mūsų tikrasis jausmas. Čia yra emocinė reakcija mūsų ego, kad apsaugotų šitą jausmą, kuris vaikystėje buvo neišreikštas ir užslopintas. Ir štai čia per vidurį yra savireguliacijos įgūdis, kuris mums reikalingas, kad mes nustotume save graužti, kad jaučiam, bet nežinom, ką jaučiam. Tai išsiaiškinsim ką, kad nustotume reaguoti ir visus nuo savęs atstumti ir neturėti ryšio nei su savim, nei su vaikais, nei su artimaisiais. Ir va tam reikia ir kad aišku išpildytųsi mūsų troškimai. Pamatysim toj. Va mes turim visi šitą dalyką. Tik tai pas vienus jisai yra neišlavintas, pas kitus yra išlavintas. Tai mes šiandieną jį lavinam. Nerealu. Tuoj pamatysim, kaip keliaujam žingsnis po žingsnio, kad aš kažko nepraleisčiau. Tie paveiksliukai yra įkelti Facebook'e, mano profilyje, galit pažiūrėti, kad tai aiškiau būtų. Ir keliaujam toliau. Taip, kol mūsų tikrasis jausmas bus net pažintas ir užspaustas ir pamirštas, mūsų ego, daugiausia čia viskas, mūsų mintys, bus aktyvios, kad apsaugotų jį. Kad apsaugotų mūsų tikruosius jausmus, mes darysime viską ypatingai tais 5 būdais. Pulsim, sustingsim, sutvarkysim arba bėgsim. Tam, kad taptume sąmoningi, mes turime ugdyti gebėjimą atpažinti užslopintus jausmus ir leisti jam būti ir leisti jam pro mumis tiesiog užbaigti savo ciklą, tiesiog pro mus juos praleisti. Nes kaip ir Šefalis sakė, ir taip ir yra iš tikrųjų, mes visi turime jausmus. Ir negatyvius, ir pozityvius jausmus. Ne? Jie yra. Bet visa didžioji paslaptis yra tame, kaip mes mokame juos reguliuoti. Ar mes sustingstame ir užsibūname negatyviuose jausmuose, užspaustuose ir juos saugome visokiais įmanomais būtais emociniam reakcijom, arba mes labai greit leidžiame jiems pabaigti savo ciklą, mes juos matom ir leidžiam jiems būti, praeiti ir įgūdis pasirenkame tada tuos jausmus, kokius norime ir su tais jausmais, kokiais norime, mes tada gyvenime pasiekėm visko, ko trokštam. Ne? Tai mes šiandien mokinomės būtent šito įgūdžio. Nerealus. Ir tai važiuojam toliau, ne? Kada rūpinamės savo tikraisiais jausmais, mes rūpinamės ir savo ego. Nes kuo daugiau žinosim, kas mūsų viduje, nes mūsų kūno sistema, tokie mes tiesiog esam. Mes turime ir rankas, ir kojas, ir akis, ir šitus receptorius, bet mes ir turime jausmus. Jausmai yra kokie?
ir kokie baimė, nesaugumas, kad esi vertinamas, koks dar, kad esi mylimas, ne? Visi kiti, ne, galvoju, kurie jausmai ir empatija, atjauta, švelnumas, besąlyginė meilė. Turim labai daug įvairių minčių, jausmų ir pyktis, nerimas yra emocinės reakcijos. Tuoj atpažinsim. Taip? Aha, kaip atrodo sąmoningas žmogus. Aičeriva išvardino, jaučia negatyvius jausmus, leidžia jiems būti ir praeiti pro save. Ne? Ir pasirenka, pavyzdžiui, džiaugsmą, meilę, laisvę, atjautą. Ne? Vienas iš pavyzdžių labai žymių žmonių tai yra, pavyzdžiui, Mel Robbins. Ji buvo visiškai išgyvenimo būsenoj, besiginanti, puolanti ir pilna baimių, pilna nesaugumo, pilna to, kad atstumta, nepriimta. Ir kaip ji gražiai iš tikrųjų keliavo savo kelionę, visą, ką matome ją šiandieną, užtruko 10 metų, jau jinai daugiau virš 10 metų keliauja, būtent iš tų negatyvių jausmų į tai, ką ji nori pasirinkti, į tiesiog meilę, į dvasingumą, į atjautą, į empatiją, į švelnumą. Tai va būtent jos nuostabi kelionė, kas ją žinot. Ir mes ten keliaujam. Pusę gyvenimo savo prabuvom tose negatyviuose, dabar keliaujam pozityvius. Ne? Taip. Tėvystės žemėlapis, va būtent šita knyga, tėvystės žemėlapis, iš tikrųjų taip ir vyksta. Tėvystės žemėlapis yra apie tai, kaip įgyti gebėjimą savireguliacijos dabarties momente. Įsivaizduokit, kas vyksta, kai mes esame su savo vaiku, mes būname savo praeitį. Nes mes turim patirtis. Ir mes nematom iš tikrųjų, koks yra mūsų vaikas ir kokia yra iš tikrųjų situacija. Nes net pažįstame savo tikrųjų jausmų, įvyksta emocinės reakcijos, kai vaikas mums kažką pasako arba padaro, ir mes nuolat bandom save sureguliuoti nemokėdami, ne? Aišku, kaltindami kitą ir teisdami save. Taip? Iš savireguliacijos įgūdis leis mums būti momente ir spręsti problemas, kaip ir sakiau, atsimenat, arba problema, arba tiesiog emocinė reakcija, jausmai, arba tiesiog kaip komunikacija vyksta, tai tiesiog nuomonių pasidalinimas. Ne? Tiesiog paprastai, nes viskas viduje labai lengva, paprasta ir mes renkamės tiesiog būti ryšyje, bendrystėje su kitais. Taip? Žmonės puoselėjančiais, žmonės užsiemantys savireguliaciją ir stebintys savo jausmus, tai reiškia, kad jie yra empatiški, atjautus savo ir tada empatiški ir atjautus kitiems. O to ir reikia mums ryšyje su vaikais. Taip, kad mes tam, kad suprastume juos, mes pirmą turime išmokti suprasti save. Taigi, jau mokinamės šiandieną kultivuoti, mylinti save, tėtį ar mamą, savo vidiniams jausmams, kuriuos turime. Atsimenat, vaikas mokosi tais laipteliais ir mes kaip tėvai savo rolėje mokomės būti tais sąmoningais tėvais. Ne? Kai įgūsime save atjausti, nebeliks poreikio mūsų šitoms ego emocinėms reakcijoms. Apsaugoti mūsų jausmus, nes mes patys juos matysime. Ne? Nes jausmai jausis tiesiog, kad jie yra matomi, priimti ir vertinami. Ir nereikės jokių sproginėjimų. Ego eis miegoti ar į pensiją, kaip sako. Ir aišku, jis taip lengvai nepasiduos. Jis testuos
mūsų šitą savireguliacijos įgūdį, ar iš tikrųjų šitas savireguliacijos įgūdis yra geras, patikimas ir pasiryžta tikrai šeimininkų pasirūpinti, jis mus testuos šito gijimo keliu, kai tik įsitikins, ai, penktas dabar, kad šis įgūdis yra vertas pasilikti, jis tikrai rimtas ir geras, ego tiesiog ramiai savo pasitrauks. Jisai bus tylesnis daug. Jisai bus, bet jis bus tylus. Šis įgūdis savireguliacijos tai tikrasis mūsų jausmas laisvų pasirinkimų. Šis įgūdis tai tikrasis mūsų jausmas ir šitą jausmą mes pagavau. Labai gilu, žinokit. Šis mūsų savireguliacijos įgūdis tai yra tikrasis mūsų jausmas mūsų viduje, kurį mes pasirinksime laisvų pasirinkimų patys ir nuo to priklausys, ar mes gausime iš išorės, ko trokštame ar ne. Tai jeigu mes pasirinksime baimę ir nesaugumą, mes gausim iš išorės, mes pritrauksim tiesiog baimės ir nesaugumus. Bet jeigu mes viduje matysim baimę, nesaugumą, leisim jam būti, čia reikia paimti pauzę, leidžiam jam būti baimiai, nesaugumui ir tada pauzė, matom, stebim, leidžiam būti. Ir tas reguliacijos įgūdis, jisai kaip greitai, tai mes mokėsime su savim padaryti. Ir pasirenkam, ne, aš renkuosi besąlyginę meilę, aš jau renkuosi atjautą, supratimą, vertinimą, pagarbą, džiaugsmą, ne? Ir pasirenku tai, ir tada einu į situaciją, būtent su kuo, ką aš pasirinkau. Štai taip vyksta visas procesas ir visi mūsų svajonių išsipildymai, kai turime šitą savireguliacijos įgūdį. Taip, ramybę, ne, pavyzdžiui, jaučiu nerimą, tai jaučiu, leidžiu jam pasibaigti ir tiesiog, nors iš tikrųjų nerimas emocinė reakcija, bet gali būti irgi jausmas nerimas, aš matau, aš leidžiu jam būti, aš save, pagrindinis dar, kur nepriėjome dar, aš save sušildau, ne, ir tada jau pasirenku, ko noriu. Nerimą keičiu ramybę, ne, vidinį žinojimą, pavyzdžiui. Tai šitie žingsniai. Pirma, tampame pastabus, kas vyksta mumyse. Tai taikome tai su vaikais, pavyzdžiui, ne kiekvienoje situacijoje. Pirma, tampame pastabus, kas vyksta mumyse. Tai mano situacijoje su vaiku aš turėjau tiesiog prabudus ryte pastebėti, o kas vyksta manyje. Ir iš karto ten būčiau radus, kad jau tose visose emocinėse reakcija, kad bus blogai, jeigu nepaimsiu telefono, bus blogai. Tada jau stebiu, kad yra ta reakcija, ne? Ir minčių gausa, reakcija, kūnas visas neramus, ne? Ir pagaunu, kaip šios reakcijos jaučiasi mano kūne, visas tokia išsiblaškius. Toliau. Antras, padarome pauzę tarp pastebėjimo reakcijų ir jų išreiškimo. Ne? Aš pauzę turėjau laiko pasiimti, nes buvau viena ir išvykau į darbą. Ir ten likau viena, ta pauzė, viskas nurimo ir tada atėjo tikroji išmintis. Ne? Tai stengiamės paimti pauzę. Vienas iš labiausiai kas veikiančių pauzių, tai yra tiesiog pradėti stebėti kvėpavimą, nes daugumos mūsų emocinės reakcijas jis pradeda dažnėti, ne, toksai. Tai tiesiog pradedam stebėti kvėpavimą, ne? Dar vienas iš patarimų buvo mokslininkės, kad kišti rankas po šaltu vandeniu, tada sugrąžina mumis iš emocinės reakcijas
į vidinę ramybę, vidinį žinojimą. Ir klausiame savęs, ar mano kūnas jaučia pyktį ir nerimą. Atsimenat, jeigu jaučiam pyktį ir nerimą, tai mes jau esame emociniai reakcijoje kovotojas arba tvarkytojas. Ne? Ar mano kūnui reikia dėmesio? Tai jau mes esame emociniai reakcijoje apsimetėlio, ne, patvirtinimo ieškom. Jau žinom tiek apie save. Ar mes stengiamės išvengti esamo momento, tai jau esame emociniai reakcijai pabėgėlio, ar norime sustingti ir nieko nedaryti, ar ne, sustingėlio reakcijai. Taip, va, analizuojam jau iš karto save. Jei taip, galiu paimti pauzę ir patyrinėti giliau. Ar galiu paimti pauzę ir pradėti va taip tyrinėti save giliau? Čia klausinėjom savęs. Kaip aš galiu įvertinti šiuos savo matomus jausmus, neaktyvuojant ego emocinių reakcijų? Na, kaip aš galiu savireguliaciją padaryti, kad neaktyvuotų emocinė reakcija? Trečia, aktyvuojame įgūdį savireguliaciją ir tai yra švelnus balsas, šildantis ir mylintis. To, ko dar aš mokinuosi, dar nepasakiau, kad tas vidurinis, tai yra mūsų būdas, mūsų savireguliacijos naujas, kaip pavadinti, mūsų savireguliacijos įgūdžio forma, galbūt taip, kalbėti su savimi, su besąlyginė meilė gydančiai. Tai buvo man kažkas nauja ir tai būtent ko man dabar ir trūko, nes labai daug metų analizavau, kas su manim negerai, atpažinau profesionaliai esu, kas yra negerai, profesionaliai su negatyvių jausmų užstrigusių manyje, visų baimių, nesaugumų, kad buvau nematoma, kad buvau nesvarbi, nevertinama. Tai tiesiog profesionalumas. Ir žinau, matau iš kitų žmonių, kad yra džiaugsmas, kad yra besąlyginė meilė, kad yra pagarba, kad yra vertinimas, įvertinimas. Tiesiog nuostabus jausmai yra, bet niekaip nesuvokiau, kaip juos abu sujungti. Tai dabar procesas yra toks, susijungia jie štai va taip. Pirmasis paveiksliukas. Ne? Tai kaip, jeigu sukyla reakcija, ne? Matome ir pasipylė daug minčių, tenais, kur daug minčių, kad pasipylė jau emocijų, tai yra gėda, kaltė, teisimas, nerimas, pyktis, baimė, ne, irgi gali būti. Tai kai sukyla šitos emocinės reakcijos mūsų ego, mes elgiamės 5 tais būdais, kaip minėjau, kovoti, bėgti, sustingti. Tada mes savireguliacijos įgūdį ugdome ir įjungiame savo žinojimą. Tai yra atpažįstu, mano kūnas jau pasikeitė, jau mintyse jau minčių gausybė, tai jau emocinė reakcija, reiškia jau bus sprogimas. Tada paimu pauzę. Tada vėl lendu gilyn, kokį jausmą nori apsaugoti šitas mano sprogimas, šitos emocinės reakcijos. Lendu gilyn, tai nėra lengva, bet įgudus tai pasidaro labai lengva. Bet pradžioje tikrai nėra smagiausias dalykas. Lendu gilyn, randu, kokį jausmą nori apsaugoti. Užspaustą jausmą nori apsaugoti mano šitą emocinė reakcija. Tada randi jausmą, matai jį, atpažįsti jo, tai yra baimė, tai yra, kad aš esu menkavertis, kad esu nematomas, kad esu nesvarbus, kad esu visiškai silpnas, kad esu nesaugus. Ne, randam jausmą ir tada leidžiam jam būti, leidžiam jam pro mus eiti, jį
šildant. Jį šildant tai reiškia, kad mes labai švelniai pasirenkam va būtent to, ko mes iš tikrųjų trokštam. O mes visi iš tikrųjų trokštam vieno, ne? Besąlyginės meilės. Aš tave matau, aš tave suprantu, aš tave girdžiu, aš tave priemu toks, koks esi, ne? Aš tave myliu be jokių sąlygų, aš tave gerbiu. Pradedam savo kalbėti, taip, bet čia viskas vyksta mūsų viduje. Įsivaizduojat? Ir tai įgudus vyksta sekundžių būdu. Kol nesame įgudę, tai vyks pakankamai ilgai. Tai mes tiesiog nuo situacijos turime atsitraukti, kad tas procesas mumise vyktų. Tai kaip tai atrodo, aš čia užsirašau, kaip mes save gydome. Taip, pavyzdžiui, aš matau save, aš myliu save, man saugu būti savimi. Ne, aš esu matomi netgi, kai vaikai ar vyras neskiria dėmesio. Aš mokausi ir savo tariu gražius žodžius, net kai aplinkui girdžiu negražius žodžius. Einu gilyn į autentišką save, netgi kai nesulaukiu pasipriešinimo iš išorės. Aš esu saugi, matoma, verta, net kai pilni namai netvarkos. Kodėl mes pykstame, kai pamatome netvarką buityje namuose, ne? Todėl, kad jaučiamės iš tikrųjų nesaugiai, jaučiamės nevertinami, jaučiamės negerbiami. Bet man nereikia, kad būtų namie tvarka tam, kad aš save gerbčiau, tam, kad aš save matyčiau, kad vertinčiau. Ne? Aš esu svarbi ir priimta, net kai šeimai nepagaminu valgyti. Ne? Man atrodo, kai tas iš emocinės reakcijos, kad viskuo reikia pasirūpinti, kad tik tais aš būčiau svarbi ir būčiau priimta ir mane vertintų. Tai slėpė mano jausmą giliai, kad nieks manęs nematė, nieks manęs nevertino tokio kaip vaiko. Ir tada aš užsidėjau emocinę reakciją, kad apsaugočiau šitą jausmą. Užsidėjau emocinę reakciją įtikti ir viską dėl kitų daryti ir sutvarkyti. Tai mano šildytojas dabar, mano tas trečioji akis, ne šildytojas, yra tai, kad aš matau save, aš gerbiu save, aš myliu save, aš priemu save tokią, kokia esu, netgi ir tada, kai nepadarau namuose visiems valgyti, kai nesutvarkau, ne, kai kažkokio irgi darbe kažko neatlieku. Svarbiausia yra mums patiems pamatyti savo tą jausmą ir jį tiesiog sušildyti, tiesiog kitaip dar čia vadina tą meilę savo, bet ji nėra ta egoistiška, kai čia myliu save, tai skrendu kur nori. Ne, čia meilė savo yra tai, kad aš matau, kokie procesai vyksta manyje, kokie jausmai manyje vyksta ir aš juos sureguliuoju pats savo. Ir man gera su savimi, nesvarbu, kas aplinkui bevyktų. Aš palaikau save, nesvarbu, nors ir nesulaukiu iš aplinkos palaikymo. Aš matau pati save ir man gera nuo to ir man faina, nors kiti visiškai nekreipia į mane jokio dėmesio. Tai aš pati sureguliuoju savyje jausmą į pilnatvės iš to trūkumo, ko mums labiausiai trūko, tai yra vadinamas savireguliacijos procesas, kuris reikalingas tam, kad mes paskui tiesiog logiką spręstume problemas arba empatiją ir atjautą, kurtume ryšį su kitais, arba tiesiog galėtume fainai pasidžiaugti, dalintis nuomonės be jokių įsižeidimų. Nuostabi kelionė į šitą įgūdį. Kur mes pasimetėm toliau? Pasižiūrim. Nerealu, man tai viskas plaginėja. Kaip jums? Aha.
Taip, ir kadangi mes matome kituose, kad ypač kiekvienas mes iš mūsų turbūt turime kažko, ką stebime ir niekaip nesuprantu, nu kaip jie tokie laimingi, nu kaip jie tiek daug šypsos, nu kaip čia jiems viskas sekasi, nu kaip čia jiems viskas taip gerai, o ir nesuprantam, kas yra. O tai yra tai, kad jie moka savyje reguliuoti va būtent šitas emocinės reakcijas, tikrosius jausmus ir pasirinkti save palaikyti viduje ir pasirinkti tai, ko jie nori, kad su kuo eiti į pasaulį. Tai tiek, bet tai reiškia, kad mes visi tai galim išmokti ir tai yra nuostabu. Taip, toliau žiūrim, tai tampame pastabus, padarome pauzę, klausinėjame, ir aktyvuojame įgūdį, tai jau pasakiau, ne? Ir tai kaip ta mano istorija užsibaigė? Tai kai paėmiau pauzę ir kadangi jau turėjau žinių, kaip iš tikrųjų visa tai vyksta, tai man čia toks išbandymas, ne, ego kaip man išbandinė. Paėmiau pauzę ir supratau, atpažinau savo emocinės reakcijas, daugybė buvo minčių. Toj pauzėje supratau, kad tikrasis jausmas yra tai, kad aš tiesiog bijau. Taip kaip vaikystėje, aš tiesiog bijojau kiekvienoj situacijoj, kad nieko blogo nenutiktų. Tai šitą jausmą aš tiesiog ne tai, kad garsiai būčiau tėvams išreiškus, bet aš jį pasilikau savo viduje. Ir aš jo niekada niekam neišreiškiau. Jisai manyje liko neužbaigęs savo ciklo ir užspaustas. Tiesiog baimė, kad nieko blogo nenutiktų. Ir tada jį apsaugojau tą jausmą emociniam reakcijom ego, tai iš tų 5, kad sutvarkyti, arba eidavau kovotą, eidavau iš karto į puolimą, ypatingai su partneriu ir su vaikais tai kad sutvarkyti, suvaldyti, sukontroliuoti ir apsaugojau va šitą savo jausmą, kad nieko blogo nenutiktų, nes aš iš tikrųjų bijau, jaučiuosi nesaugi. Ir tai suprojektavau į savo vaikus. Kiekvienoj situacijoj, ką matau, ką jie beveiktų, pas mane įsijungia ta emocinė reakcija, kad sutvarkyti, nes kad tik tais nieko blogo joms neatsitiktų. Tai taip, iš tikrųjų, aš nematau, kokie yra mano vaikai iš tikrųjų, bet aš veikiu vien tik savo procesuose. Taigi, kai paėmus pauzę atpažinau, kad iš tikrųjų čia yra slepiasi mano jausmas, užspaustas baimė ir nesaugumas, kad tik nenutiktų nieko blogo, aš leidau tam jausmui būti. Aš jį matau, aš jį atpažįstu, aš leidžiu jam būti. Ir jis yra. Ir po to pradėjau jį šildyti, kad juk nėra nieko baisaus. Tiek, kiek patyriau aš, baimės, kad gali netgi, kad gali tėtis nužudyti, grėsė gyvybei pavojus, ar ne, tai joms nėra dabar tokio pavojaus. Tai pavojus koks su telefonu palyginti su tokiu, kokiu patyriau aš, tai yra visiškai nieko. Pradėjau save va taip šildyti. Pradėjau savo baimę ir savo pavojų, kad nenutiktų nieko bloga, šildyti, kad nėra pavojaus, jos turi namus, jos turi mylinčius tėvus, jos turi saugią aplinką, kur nevyksta joks karas, ne? Nors aš užaugau vos negalima sakyti karo sąlygomis, ne? Nes tėtis tarnavo Afganistane ir būtent tos visos žudynės, tos visos mirtys, jisai atnešė projekcijas į pas mumis, į šeimą ir suprojektavo į vaikus, į artimuosius. Tai dabar to nėra. Tai aš pradėjau šildyti, kad dabar to nėra. Nusiramink, viskas yra gerai. Ir matyti tik tais gražius ir gerus dalykus. Tai pradėjau save šildyti ir grįžus namo, aišku, su dukra pakalbėjau, kad aš iš tikrųjų tai buvo net nuostabi situacija, atėjau į jos kambarį, nes man jau taip gera paliko, nes aš pati save sušildžiau, man taip gera, taip faina, tokia meilė. Ir atėjau, netgi jinai sėdėjo, aš netgi atsiklaupiau, nes taip faina man buvo. Jos sakau, nepyk, bet čia yra tik tais mano baimės, mano nesaugumas,
kurį, atsiprašau, projektuoju į tave, nes bijau, kad tau nieko blogo nenutiktų. Ir mes labai fainai pasikalbėjom ir viskas. Ir tas mano jausmas, baimė, nesaugumas šitoj bent jau vietoj, šitoj situacijoj buvo sušildytas, matomas, svarbus, išgirstas, suprastas ir jis dabar yra ramesnis. Ir emocinės reakcijos ego jau šitoj vietoj po truputį rimsta, nes mato, kad šeimininkas jaučiasi gerai. Ir aš savo laisvo pasirinkimo pasirenku tiesiog besąlyginę meilę. Tam, kad žinočiau, kas yra ta besąlyginė meilė, aišku, aš mokinuosi iš tų žmonių, kurie jau yra praėję šitus procesus ir jau gyvena toje besąlyginėje meilėje. Tai irgi yra be galo svarbu. Taip. Tai va, tai ta situacija baigėsi mano taip. Tai jeigu taip išmokstume savo reguliacijos įgūdį, išugdysim ir visose savo situacijose su vaikais, tai turėsim nerealiai gilų ryšį tiek su savimi, tiek su savo vaikais. Todėl yra be galo verta mokytis apie save. Ne? Tai papasakojau. Praktika, einam prie praktikos. Taip, atsiminti mums šitą visam gyvenimui, kad mūsų savivertė, mūsų saugumas, mūsų priėmimas, mūsų įvertinimas ateina iš mūsų pačių vidaus, o ne nuo pasiekimų ar įvertinimų iš išorės. Ne? Tai didžiausia transformacija šitas suvokimas. Kiek dirbsime su savimi, tokius rezultatus turėsime ir taip mūsų troškimai išsipildys arba neišsipildys. Atjauta savo, švelnumas savo, empatija, leidimas būti koks esi, be teisimo, be sąlygų, be gėdos. Ne? Štai ką duoda savireguliacijos įgūdis. Taip, ir 168 lentelė, įkėliau į Facebooką irgi lentelę. Čia dabar. Nesimato. Galim šitą lentelę susirašyti, kurioje yra būtent tai, ką aš kalbėjau. Būtų nuostabu, jeigu norėsit, parašykit. Aš tikrai atsiųsiu ir jums padėsiu susirašyti. Galime pasilikti ir po live ir susirašyti. Tai tie 5, kaip aš reaguoju, ne, kas vyksta mūsų viduje, ką jisai sako, kad tas mūsų tikrasis jausmas, kad aš bijau, kad aš nemylimas, kad aš čia nepriklausau, kad aš nepakankamas, kad aš nevertas, kokios vyksta mūsų emocinės reakcijos, tai prie kiekvieno mūsų būdo, kaip jos išsireiškia, tai kad aš sutvarkysiu, aš toj įtiksiu, aš toj padarysiu, kad mane mėgtų, aš to ignoruosiu visus ir aš to paliksiu visus. Ne? Ir iš tikrųjų, kaip keičiame mes visą tai su savo tuo naujuoju trečiuoju gydytoju, šildome save, aš tiesiog esu išsigandęs. Ne? Ir tiesiog nekontroliuoju savęs. Ir čia nėra ką kontroliuoti. Tiesiog aš esu išsigandęs. Tai savo pripažįsti, apsidairai aplink, kad negresia pavojus gyvybei, reiškia įvertini, tai pradedi komunikuoti iš vienu iš tų 3 būdų, kuriam žmogus yra pasiruošęs komunikuoti, ar tai emocijom savo jausmais kalbėti, ar tai spręsti problemą, naudoti loginį būdą, ar trečias tiesiog dalintis nuomonę. Ne? Socialinis tas komunikacija. Toliau, fikseris, tvarkytojas irgi šildome save, aš esu saugus, aš esu išsigandęs, aš noriu viską sutvarkyti, bet nėra ką tvarkyti. Man reikia tiesiog leisti tam jausmui užspaustam būti ir po to pasirinkti, kokio nori. Apsimetėlis irgi aš bijau, aš noriu visiems įtikti, bet aš matau savyje, aš įtinku pati savo ir man nereikia kitiems įtikti.
Taip, sustingėlis, aš bijau, aš ignoruoju visus ir nėra jokio pavojaus, kad ignoruoti kitus, aš tiesiog juos priemu, kaip priemu save. Taip, ir pabėgėlis, aš tiesiog bijau, aš noriu pabėgti, bet aš galiu pasistengti pasilikti. Ne, ir va taip padirbame su tokia lentele su savimi, ką galime iš tikrųjų padaryti. Ir tam yra vėlgi įkeltos, kas turite vaizdinę atmintį, yra įkelti paveiksliukai. Pavyzdžiui, situacija, ne, kad ir vaikas pasako, aš nekenčiu tavęs, matau, kad zoomas žiūrėtų, tada mumise kyla reakcija, tai neteisinga, jisai yra blogas ir aš jį nubausiu ant vaiko, ne? Tada toliau kas vyksta pagal paveiksliuką, ne? Kad, kad palauk, tai gal po to emocinė reakcija slepiasi mano kažkoks jausmas, ir man yra baisu ir aš jaučiu, kad nekontroliuoju situacijos, vyksta tai mumyse visas dialogas, ne? Ir taip, ir toliau paveiksliukas, kad aš suprantu, aš pasirūpinsiu savo šitų jausmų arba vidiniu vaiku ir aš leisiu jam būti su manimi. Toliau vyksta, kad aš tave matau, aš tave priemu, aš tave suprantu. Matot, žiūrėkit, kiek dalyvaujančių. Esi tu, yra tavo vidinis jausmas arba vidinis vaikas, ne? Ir tu jau savireguliacijos įgūdžių tai matai ir jam sakai, aš tave matau, aš tave suprantu, aš leidžiu tau būti, o čia yra tavo tikrasis vaikas, stovi ir žiūri, kas ten yra, ne, kas čia vyksta. O tu vykstai tiesiog savyje dialogą. Ne? Ir vyksta tai, kad jausmą pamatai, jausmas laimingas, kad yra matomas, kad yra mylimas ir tada pasirenki, kaip, minėjau, tada pasirenki, kaip elgtis su savo tikruoju vaiku. Vienu iš tuo 3 komunikacijos būdų. Štai viskas, kaip atrodo taip dar vaizdai ir ko mums iš tikrųjų reikia, kad turėtume ryšį su vaikais. Tai mums tiesiog reikia pirmiausia turėti ryšį su pačiais savimi. To aš jums ir linkiu. Ir įkelsiu dabar po Facebook transliaciją, įkelsiu Zoom nuorodą, jeigu bus norinčių prisijungti ir tiesiog praktiškai tai padaryti savo situacijoje, kad kitaip tariant, kai sako, kad tai mes paimtume į kūną, tai liktų mumyse, o ne tik tais liktų galvoje. Dar vienos iš naujausių žinių. Mums reikia tai įkūnyti, embodiment kitaip vadina, tai šitą procesą su kažkuo padaryti arba ir su savimi rašant išgyventi. Tai tas savireguliacijos procesas tai yra iš tikrųjų nuostabus išgyvenimas, nes tu pamatai, kas vyksta tavyje ir pasirengi, ko iš tikrųjų, kokio jausmo nori. Trukau net. Įkeliu Zoom nuorodą, jeigu kas norite, prisijunkite ir galėsim padaryti tai gyvai. Taigi, keliaukite į ryšį su savimi, o to pasiekoje išmoksime ir keliauti į ryšį su vaiku. Iki.